Sveiki visi, su jumis Topčikas. Ir šiandien mes, kaip jau galėjot pamatyti, pagal pavadinimą ir ne tik, mes atidarysim naują personažą, taip sakant, Luną. Ne taip, o Luna pas mūsų, aišku, su pavėlavimu, niekam jau jisai nenaujas, išsirinkti manį, galim iš karto pasimti, kutentis manas yra, 1000 kreditų, taip aš įsitikinęs. Puiku. Tada renkamės mūsų personažą naują, gerinam, na ir einame į mačą. Tada gerai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu gerai, 9 tada ir tada jau renkam star poverius. Na gerai. Sušaldymas ar ugnis? Sušaldymas, ugnis. Gal sušaldymas bus geriau. Kokį gersą imsim? Nu, gersą galim ant Energy ir Star Power, nu va šitas. Lunas Lobot Enemy, jo. Taip? Ne, taip, ne. Lygtis jo, gerai. Imam. Liko tik 1000 monetų, bet nieko tokio. Pas mūsų yra dar daug bravų paso. Na jo. Gerai tada. Vietovė yra ir einame į mačių. Na va, mes mačią, aišku, prieš botus, bet nematau didelės problemos. Na tai va tokios atakos. Man atrodo gerą pasiėmėm viską. Na gerai, tai realiai tokia taktikos jokios tiesiog. Double takedown. Nu va pavyzdžiui, jeigu ir šaldymą duoda damage. Taip šitą galima bolę norėjau seniai ultis pasibandyti. Na bet to, manau, kadangi aš turiu kitą personažą, ant Oli, tiksliau sakant, skiną. Tai manau, kažkur šiame sezone gali tikrai laukti video, kaip mes pažiūrėsim, apžiūrėsim ir šiek skiną apžiūrėsim. Nes realiai ten grafiti, na randomiškai Double takedown. Oi, nu koksai aš populiarus. Double takedowną padariau, vadinasi. Na, aš turiu toks žaidžiu, tik tai čia takedowną. Nu, va, tą į žalį reaks. Galiu -3. Aha, viskas mane nuštiribonkins. Ne, prašau. Nu, taip sakant, nuštiribonkino. Gerai, teimikas. Nekomentuosiu, tiesiog nupasime bosą. Dar kitas komitas irgi bosą nupasime. Ką čia pasakyti? Gerai, bet jeigu žmonėms įdomu, tai padarom va, tokį sustabdymą. Neatmušam multą ir maksimaliai. Nu tai, stovi. Norėjau, kad jinai, aš galvau, įstaiga. Vienas šūvis. Laimėta. 13 kilų mes ant varočio. Labai gerai. Iš karto davė 16 trofas, labai gerai. Na, tai nežinau, ką dar pasakyti, einame toliau. Na, va, mes mačiam. Šaudom Briksmiko. Bet čia tai netingi.
taip ir žiūriu, kaip gerai. Gal su šitais ne tokie ateiti lupasinti šitą. Nu, gal kilų galima pažiūrėti. Duris liko metas padarėm. Viskas siunčiam, blogas teammates, BM-as, pyktis, žaidimas ant to, kad gimė. Galima manęs nekilti. Galvoju. Tai prašau užmušti. Jo, manau labai gerai. Vienu dalyku. Tiesiog kiepas manis bus tiek pat 13 kilo, ne? Ne. Nešauk vieną kartą netyčia. Sakant, netyčia jų gali būti daug. Nu, aš netikėjau, man tiesiog sapinu man. Mačiau. Laimėta. Gerai, 15. Tiesiog 15. 16 atrodo. Labai gerai. Kur tada? Einame ir dar toliau. Va, mes mačiujam. Ir taip, dar nepasakiau, kai mes gausim 100 trofėjų ant Lumi, mes dar atidarysim keletą arenų. Tikrai kviečiu dažiūrėti iki galo. Jums bus įdomu. Arba tiesiog praskrolinti. Bet jeigu jūs praskrolinti, man peržiūrė neužskaitys. O šiaip stengiuosi, darau jums video. Tipo, savimi, taip sakant, apie savo kanalą. Tikiu jumimi, kad jūs žiūrėsit mano video. Na taip, didžiausia motivacija, tai duoda daug peržiūrų, daug laikų ir bent vienas komentaras. Realiai, jeigu jūs man nusiusit smailukus į komentarus, aš būsiu labai linksmas ir patenkintas. Tikrai. Nes tai man sako, kad kažkas žiūri šios video ir kažkam tikrai jie svarbus. Tai tiesiog pasakysiu, manau, kad vienas iš kitų video, mano video, spėju bus apie robotus. Tai reikės pasikeisti tiesiog nickname'ą nei Topčiukas BS, o į tiesiog Topčiukas. Aš nežinau, gal reikia pasilikti BS-us. Parašykite komentarus. Čia toksai kvietimas. Paprašytumėt komentarus. Sakant, aš už tai nieko negaunu, tiesiog geras emocijos, o jūs žiūrit mano video, nedaug tikriausiai. Gerai, jums gal nebūtų, bet man tai liūdna, kad niekas ten pažiūri, kad ir ten 30 žmonių. Ir po to, sulaukiu komentarų, nieko. Tai aš pats savo komentarus rašau, smailukus atsiunčiu. Nu, kaip jūs mano, dar smagu matyti, kad nėra komentarų. Nu, kad taip nelabai. Geriau turėti vieną komentarą, kad tik smailukus. Jo. Bet to dar man toksai prikolas buvo. Man kažkodėl tai pradeda, kad visokie nežinau, kaip čia pasakyti. Turkiečiai man rašyti, kad aš tipo turiu blogas video. Blogus video. Tipo
Turkiečiai, eikit jūs kur toliau. Video čia lietuviškas yra, neturkiškas. Tikrai. Vienas man, čia jau iš seniau prisimenu, vienas man išvis rašo. Ačiū, kai ten aš tiesiog šokinėjau ant Dinalaiko. Prašom. Tiesiog prašom parašau. Ir realiai man nieko tokio visau. Ja. Prasirašė džiaugiai irgi galėčiau. Aš kažkaip gadžiuotų, manai, savo geriausias gadžiuotas iš jų, kuris galėjo. Nu, karai, eik atgal pas savo gadžiutą. Ne, tave nusiųsiu. Kaip pagal čekį darant tam? Tik rankų tai ne, ja? Nu, dabar ja. Jo, negražiai. Skamba. Koks jų žaidimas reikėtų. O, viskas. Aš vis be pralaimėjimo. 50 trofėjų turim, einame toliau. O, atrankas eina kartu. Fainai. Na, va, vėlgi mes mačioje. Vėl buvo atlikėtis. Jo, šiaip personažas man patinka visa mechanika. Realiai nenorėčiau užtempti video, dar peršvyti dalyvus. Kokia idėja, kas bus jeigu padaryti video 1 sekundę, kiek ten bus peršvyti? Žiūrėkit, čia iš vis nebalansuotas dalykėlis. Bandyk, ne, nuėjo. Aš jau žiūrėjau bandyti eksperimentus. Bet jis nesustabdytas buvo, tikrai? Kaip tai vyksta? Jomai. Kas nesigirdi? Visą tai... Aišku, yra daug visokių didesnių, sakant, populiaresnių kurios irgi čia numeravo, vieni gal daugiau domina, bet netgi tai. Ačiū, kad žiūrit, nes realiai jau pažiūrėjau, jeigu tai žiūrėtų iš šios dienos. Tikiuosi net ir tą paskrolina. Как man хотела Kelinta jėga. 9. Rankų mano ranka. Nu kaip čia kantos? Nu, aš tiesiog įspūdžiau iš kantos. Nu, tiesiog. Tap. Eik, tu sakome, greitai. Gerai, gal jau užteks. Ir galim jau... 7 trofą atskrido. Kas tu toks, nemaišyk man. Gerai, kągi čia mums duoda? Vieną boomboxą ir railsus. Railsai, aišku, labai efektyviai atsirado. Tai išeina 2 boomboxus mes turim. Nu gerai. Na tai ką? Nuo jūsų laikas, nuo manęs atidarimas. Ir žiūrim. Fast trackas, nu gal kažkas kito. Ne, pina.
O, ką? Tik 3... Gal kažkas kito yra? Tik 9-9? Kažkaip žaidimas kažko nedasako, o kodėl čia toksai išpardavimas? Nebus pasakymo? Ir gerai. Tai tada pasiemam kitą. Na gerai. Kas čia bus? Vėl 5 vaikai, sakau. 5 daiktai. To bandžiau grafų į mano atnedarį. Kažkaip jau žino tie katinukai. Katinukai nebešokinėja. Anksčiau reikėjo. Gerai, bent jau super jėga pasigerino ir šiaip turi dabar super jėgą. O, tada kažką davė. O, monetos. Papildymas. O jūs žinot, kur geriausiai pildyti Brawl Passą? Aišku, nežinote, nes niekas nuo manęs nepirko integracijų. Aš net pasakyti negaliu, nes niekada tokios neturėjau. Na gerai tada. Ačiū visiems, kas pažiūrėjo. Su jumis buvo Topčikas ir iki.